pačiam buvo labai įdomu išgirsti kai kurios dalykus ir pasižiūrėti į save, taip, nu, jo, bet iš tikrųjų taip ir atrodo žmonėm. Labai tas, nu, kai kurios Arno įžvalgos taip, nu, tikrai buvo labai įdomios ir, sakyčiau, malonios vis dėlto. Dabar aš net nežinau, turbūt vis tiek reikėtų, galbūt paskui kažkaip pakalbėti, gal Arnas kažką paklaus, arba šiaip jūs turėsite gal klausimų, aš galbūt iš pradžių, sakau, toks sutrikęs esu, gal aš paskaitysiu eilėraščių, vėlgi tai eilėraščiai tai bus, nu, galbūt iš įvairių knygų, iš įvairių laikų, iš įvairiaus meto tekstų, kaip tik šiemet išleido tokią serijoje poezijos pavasario laureatų bibliotekėlėje tokią pasiūlė man išleisti knygelę, rinktinėlę ir pagalvojau, kad kaip aš tą rinktinę galėčiau sudaryti, pasižiūrėjau, kad esu parašęs aš esu daugiau, paskelbęs 101 sonetą per savo visą tą karjerą. Ir, aišku, visi tie sonetai nesutilpo, bet tai bent jau pusę jų sudėjau į tą knygelę, kuri ir išėjo toje serijoje, tai gal aš ir paskaitysiu keletą tų sonetų, kurie rašyti labai įvairiais laikais. Vienišojo vynas. Užmiršę kalbą ir susitikimo vietą, iš lėto leidosi į tylų slėnį, ir sekė vieną tik tai šuns šešėlis, ir sekė kitą tik nutilęs vėjas. Jie leidosi iš dviejų pasaulio pusių ir krito, kaip sudžiūvę lapai krenta, tik atsitiesdama žolė šlamėjo, lyg būtų palytėta vėjo lengvo. Paskui naktis sugėrė pilkus veidus ir svaigdama nuo šito keisto vyno jo švelniai ir nedrąsiai apkabino ir neužsnūdo ir suglaudę galvas išvydo dangų, tyrą ir nekaltą. Ir jau nebegalėjo prisikelti.